Ankstyvas rytas, jau įveikta 260 km pervažiavimo ir dar laukia 220 greituminių ruožų ir tuomet dar 200 su biškiu grįžti atgal. Labai keistas rytas, iš pradžių buvo šilta, tuomet persikėlėm per vieną kalną, tai turbūt iki kelių laipsnių nukrito, nes viskas buvo apširkšnyje. Tai šiek tiek pašalome, 220 km prieš akį ir svarbu šiandien nekonkuruoti tarpusavėje, kad neprisidaryti nereikalingų reikalų. One more day, done, check. Happy to be in one piece in this finish line of stage 4. We started in the field with long straight and fast tracks. Then we moved to the savannah again, and in the savannah some tricky point of navigation where I've lost a little bit of time and Antonas catch me. Tuomet paskui važiavau visą dieną, valgiau labai daug dulkių. Bet per paskutinius 20 km ar 30 apsilenkiau jį vienoje vietelėje ir tuomet mėgavausi kalnuotą vietovę. Žiauriai smagi diena, iš tikrųjų labai pats geriausias stage'as iš visų čia esančių, nes buvo šiandien visko, buvo labai tokių bekelės elementų, buvo tokių enduro elementų, kur reikėjo labai atsargiai važiuoti, kopti į tokias įkalnes. Vietomis buvo žiauriai siaura ir netgi ir šakos pakrikštojo vieną kartą ar kaklą davė, tai labai skaudėjo. Bet visa kita tai super. Keturratis išgyveno, aš išgyvenau, nuotaika puikiai. Viena diena dar padaryta, lieka viena diena. Your winner in the quads is Antanas Kanapakinas.